Sveiki sugrįžę po didingo savaitgalio Kaune. Ką tik praūžęs Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertas Kauno Žalgirio arenoje ir jo aptarti susirinkome mes. Aš Vainius ir mano kolega Justinas. Sveikas Justinai, kaip tavo savaitgalis? Iš tikrųjų geras, nemažai krepšinio čia dabar pastarosiam savaitėm jo biški trūksta, nes Eurolygos, kaip žinome, tarpas, langas, taurės varžybos Europoje vyksta. Taip pat kitą savaitę mūsų laukia rinktinių langai, bet šį savaitgalį iš tikrųjų nemažai žiūrėjau krepšinio. Tiek KMT, tiek už Atlanto vyko visų žvaigždžių turnyras ir rungtynės. Tai iš tikrųjų krepšinio pilnas savaitgalis, bet buvo įdomu, tikrai neatsibodo, man bent jau. Bet Girdėjau, kad man buvai Atenui. asmeniškai ne krepšinis, ne būtent Karaliaus Mindaugo taurė Lietuvoje buvo kažkaip įdomiausias renginys. Norėčiau tavęs paklausti, ar stebėjai Eurovizijos finalą. Taip stebėjau. E, ir šiaip iš tikrųjų visai džiaugiuosi, ką Lietuva nusprendė dedikuoti dainų turnyrui. E, Manau, kad turi šansų Silvesteris, daina tikrai tokia energinga, aš įsivaizduoju, kaip gali pasikurt areną nuo tokios, nežinau, pakuriančios muzikos, tokios klubinės, net nežinau kaip pavadint. Ar tu pats džiaugiesi, jeigu būtum balsavęs, nežinau ar balsavai, bet jei būtum balsavęs, už ką būtum balsavęs iš pretendentų? Kai pritariu 100% Silvesteris, nežinau, labai gera daina, turbūt man asmeniškai geriausia, kokią mes esam išsiuntę į Euroviziją ir matom, koks hypas kyla ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį, kad daug žmonėm patinka ir vieni favoritų esam šiais metais, tai aš labai patenkintas pasirinkimu ir man atrodo, tas pats renginys gal ir permušė tą Karaliaus Mindaugo taurę, kur tikėjausi kažkiek daugiau intrigos, bet tos intrigos kaip ir nebuvo ir Žalgiris užtikrintai taurę iškovojo jau ketvirtus metus iš eilės. O aš dar noriu biškai prie Eurovizijos sugrįžti, aš negirdėjau, čia tikrai Europoje jau nuvilnijo ta banga luktelk dainos. Nu, aš tai kiek domėjausi, kiek girdėjau, tai daug kam patiko ir bando mokintis ten tą tekstą, luktel. Pats tekstas nėra Užsieniečiai? taip, pats tekstas nėra labai sudėtingas, kad ten reiktų kažką išmokti. To ir jau turbūt to ir patraukli ta daina, kad realiai nėra sunku ją dainuoti, net jeigu ir lietuvių kalbos nemoki. Lažybininkų prognozę mačiau 8-9 vietoj Lietuva yra, bet iš dabar išrinktų dainų, tai, nu, man atrodo, akivaizdžiai top 3. Aš kitų iš tikrųjų neklausiau dainų, bet smagu, jeigu Lietuva top 10, aš manau, kad vis tiek gali netgi būti aukščiau, bet smagu dar ir dėl to, kad lietuviška daina, o ne angliška, tai jeigu, nu, tai reiškia, kad nebūtinai reikia dainuoti taip, kad visi suprastų, užtenka tą muziką, žmonės sujungia ir suteikia tą tokią atmosferą renginio ir būtų tikrai smagu, jeigu kas nors gero ir atsitiktų su lietuviška daina, kad garsintų Lietuvą. Tai va, gal pereikim jau tada prie KMT aptarimo. Tu sakei, kad tau Eurovizija permušė tą renginį, bet aš iš tikrųjų nepasakyčiau. Man KMT gal atrodė sulaukęs didesnį susidomėjimą, nors aišku, Švyturio arena, kurioje vyko Eurovizijos finalas, buvo beveik sausakimša. Tai reiškia, susidomėjimas buvo nemažas, nors iš tikrųjų sako, kad šiais metais silpna atranka, bet KMT turbūt įdomesnė diena buvo pirmas pusfinalis, pačios įdomiausios rungtynės. Panevėžio Lietkabelis ir Vilniaus Rytas susitiko pirmajame pusfinalyje ir man tos rungtynės buvo finalo kalibro, galima sakyti, nes
susitinka dvi apylygės komandos panašaus lygmens, jau daug metų tarpusavį be Žalgirio jos kovoja dėl antros, trečios vietos dažniausiai, jeigu taip sukrenta kortos. Kas tau įsiminė iš to finalo? Tu buvai finalinėje dienoje arenoje, bet per televiziją, manau, tikrai žiūrėjai šias rungtynes. E, e, Man asmeniškai šitos rungtynės buvo tikrai, kaip ir sakiau, finalo kalibro, netgi rungtynės, intriga iki paskutinių minučių. Kokios to įžvalgos? Nu, aš visiškai irgi pritariu, kad tai kaip ir tikėjausi, kad šios rungtynės būtent bus ir su daugiausiai intrigos visame finalo ketvirte. E, Įspūdingas Gagčiaus pasirodymas. Jeigu būtų Lietkabelis laimėjęs finale, tai manau tikrai Gagčius būtų išrinktas MVP, nes pusfinalyje tiesiog sudorotas Rytas ir visiškai nesustabdė nuo pat pradžių Ryto krepšininkai Gagičiaus. Rytas ir vėl sudegė rungtynių pabaigoje. Matome psichologiškai dažnai palūžta komanda, kai reikia rodyti rezultatą. Pirmoje rungtynių pusėje ilgą laiką pirmavus, net buvo ir dviženklių skirtumų persvara, bet iš esmės tai Lietkabelis tiesiog veteranų pagalba, sakyčiau, išsinešė šią pergalę. Aišku, galima pasakyti, kad rytui nekrito ir tie patys metimai. Vos 6 tritaškiai iš 31, 20% pataikymas. Trūko ir gal Fosterio kažkiek geresnio žaidimo, nors pelnė ir 23 taškus, bet komanda šį kartą nepavyko ištempt. Justinas Goremas buvo pranykęs tiesiog visas rungtynes ir išsibaudavo pabaigoje. Tai prastos rungtynės iš Ryto pusės. Lietkabelis, kaip ir sakiau, tai Gagičiaus 44 net naudingumo balai. Na, man tiesiog po tokio pasirodymo norisi abejoti Kęstučio Kemzūros treniravimo galimybėmis, jeigu Džordžio Gagičius Vulsuose akivaizdžiai nieko negalėjo padaryti, o čia toks žvėriškas pasirodymas, nu visiškai nesitikėjau. Įspūdingiausia, kad per 20 minučių jis surinko tas 40, 4 ar 5 balus per 20 minučių ir tai jisai jau matosi, kad dažnai jam ir oro pritrūkdavo ir kad jau iš paskutiniųjų bėga, bet 16 baudų metimų, 11 pataikytų, 10 atkovotų kamuolių, dvigubas dublis, 10 iš 12 dvitaškių, 80% taiklumu, monstriškas pasirodymas ir kaip ir tu sakėjai, na, Gagičius Vulfsuose buvo dingęs. Absoliučiai, kiek rungtynių buvo, kai baigdavo minusiniais naudingumo balais, bet atrodo, nežinau, grįžta į savo buvusį klubą, pas buvusį trenerį ir jis kažkaip atsigavo, nu, net nežinau, nepaaiškinama, bet apskritai šito KMT metu turnyro tritaškiai niekam nekrito. Rytas pusfinalyje metė mažiau nei 20% taiklumu, Lietkabelis metė 26% taiklumu pusfinalyje. Žalgiris prieš Šiaulius pusfinalyje metė 20%, Šiauliai 16%. Lankai buvo kietesni, negu esame įpratę matyti Eurolygoje, kai Žalgiris žaidžia. Gal Žalgiris irgi buvo nepratęs, nes pusfinalyje Evansas 0 iš 8 tritaškių. Galime šiaip iš tikrųjų pakalbėti apie Evansą. Man kažkaip pasirodė, kad Evansas žaisdamas Eurolygoje įsijungė visiškai į kitą lygį, visiškai kito lygio žaidėjas. Nežinau, ar LKL ir jisai tiesiog nejaučia tos motyvacijos, ar pats neužsimotyvuoja, neužsidega, arba šiaip jam tiesiog gal paprasčiausiai nesiseka žaisti prieš kitus Lietuvos klubus. Man Nežinau, man atrodo, asmeniškai labai keista. tiesiog Žalgiris, ypač pusfinalis su Šiauliais, tiesiog neįvertino Šiaulių ir, nu, išėjo atsipalaidavę, dėl to ir tas Evansas ne taip gerai atrodė kaip Eurolygoje.
finale jau, man atrodo, tikrai buvo geresnis Evanso žaidimas ir mes dar, aišku, pakalbėsim apie finalą ir apie tą patį MVP. Aš jį būčiau davęs Evansui. Na, kitame pusfinalyje Žalgiris Šiauliai. Žalgiris iš tikrųjų buvo nustebintas geros Šiaulių gynybos ir Žydrūnas Urbonas tikrai gerai paruošė komandą, kuris stengiasi ir išnaudoti Žalgirio stiprybės, atakuoti Meneką. Tai manau tikrai neblogas pats finalo ketvirtas iš Šiaulių pusės. Ką pats apie šį pusfinalį galėtum pasakyti? Man buvo netikėta, kad Šiauliai vienu metu pirmavo prie Žalgirį. Gal teisingai sakai, kad Žalgiris neįvertino priešininkų ir atėjo atsipalaidavęs, bet aš galiu įsivaizduoti, kaip per ilgą pertrauką Trinkieri komanda vėl subūrė ir sakė, kad ko gero, kad nevalia atsipalaiduoti, kad ir komanda nėra stipri, bet gali gerai sužaisti ir Žalgiris jau trečiam kėliny apvertė rungtynės aukštyn kojom, laimėjo trečią kėlinį 26-16, 10 taškų skirtumų, tai panaikino buvusį atsilikimą ir išsiveržė į priekį ir tą dominavimą išlaikė iki pat rungtynių pabaigos, jeigu tai galima pavadinti dominavimu, nors ir laimėjo 10 taškų, bet antra pusė kaip diena naktis skiriasi nuo pirmos ir rezultatyvesnė ir gynybos prasme geresnė, tik 30 taškų praleido Žalgiris antroji rungtynių pusėje. Aš asmeniškai net nebejojau Žalgirio pergalę, kai Žalgiris turėjo deficitą, bet to ir galima buvo tikėtis ir aš Žalgirį prognozavau, kad jisai žais finale jau kurį laiką ir net nebejojau tuo. Tai galim galbūt pereiti prie finalinės dienos, kai pats buvai arenoje ir ar labai skiriasi atmosfera nuo Eurolygos, kai Žalgiris žaidžia prieš Europos kitas komandas. Skiriasi daug tiek mažajam finale, tiek jau didžiojo finalo metu. Na, nebuvo tokio palaikymo ir visiško Žalgiriui, nebuvo, sakyčiau, net didelio švilpimo Lietkabeliui, daug neutralių fanų tiesiog, kurie sėdi paploja. Tai aišku, kartais pasikurdavo, kai geresnis kažkoks epizodas iš Žalgirio pusės ta arena, bet kažkokios įspūdingos atmosferos finalo ketvirtų metu aš nemačiau. Rungtynės dėl trečiosios vietos, Rytas Šiauliai, nežinau, ar ten galim labai daug plėstis, tiesiog Rytas neatrodė labai motyvuoti, Šiauliai gal ir buvo kažkiek, bet ar tos rungtynės iš viso reikalingos, aš asmeniškai arenui būdamas vos neužmigau, nes, nu, absoliučiai neįdomu ir Rytas laimėjo, bet nemanau, kad yra patenkinti šiuo finalo ketvertu. Galim pakalbėti šiek tiek apie Rytą ir Giedrių Žibėną. Daug dabar kalbų, kad apie Žibėno atleidimą. Kokia tavo nuomonė šiuo atveju, ko būtent Rytui trūksta iki geresnio žaidimo ir ar vertėtų atleisti trenerių? Aš nežinau, ko trūksta, bet aš atsimenu, kai Rytas žaidė Čempionų lygos atkrintamąsias ir kaip Žibėnas tikino, kad Graikijoje be problemų laimės ir garantuotai laimės. Aš irgi buvau to patikėjęs ir maniau, kad Rytas išlygins serijos rezultatą, bet vis dėlto Rytas, aš nežinau, ar nuvertino varžovus, ar buvo nepasiruošę, bet gavo malkų ir sakyčiau, solidžiai gavo malkų. Šį kartą irgi tas pats jau nuo 20 metų Rytas nežaidė KMT finale, tai daug ką pasako. Man atrodo, beveik visus tos metus, kai Rytas nežaidė finale ir treniravo Žibėnas, tai galėtų būti kažkoksai signalas. Aišku, per tuos metus Rytas laimėjo LKL, tai šiek tiek atsvara yra, bet nežinau. Žibėnas, man atrodo, kartais per daug paleidžia vadeles ir duoda jas Markusui Fosteriui, nors jisai renka tos taškus, bet nepasakyčiau, kad daro įtakos komandos žaidimui. 0 rezultatyvių perdavimų
rungtynėse dėl trečios vietos pusfinalyje Fosteris atliko tik 2 rezultatyvius perdavimus, 3 klaidos, tritaškiai 22%, 2 iš 9, apskaitai metimas į žaidimą mažiau nei 50%. Man kartais atrodo, kad Žibėnas per daug atiduoda tos kontrolės būtent Fosteriui, bet kita vertus jisai kartais gali ir ištraukti tas rungtynes. Tai nežinau, kokia tavo nuomonė. Aš nemanau, kad atleisčiau Žibėną, nes nelabai yra kaip ir kitų gerų variantų, mano nuomonė, šiuo metu. Pritariu tau, man atrodo, norint atleisti bet kurį trenerį reikia turėti kažką, kuo pakeisti. Gal kažkokį impulsą ir duotų trenerio atleidimas trumpajam periode, bet aš visų pirma palaukčiau iki sezono galo. Pažiūrėčiau, ar Rytas išeina į finalą, ar įveikia Vuls, ar Lietkabelį ir tada jau spręst pagal jo pasirodymą sezono gale. Aišku, dar vienas fiasko iš Ryto pusės ir norėsis greičiau pamiršti visą tą pasirodymą, bet gal eikim prie finalo. Tai finale Žalgiris ir Kabelis, intriga laikėsi kažkur kėlinį. Šiaip rungtynės prasidėjo gera Žalgirio gynyba ir man atrodo tai išmušė Lietkabelį iš vėžių. Sunkius metimus metė Lietkabelis nuo pat rungtynių pradžios. Gagičius bandė laužti per Kevariusą Heisą, bet tiesiog kitoje aikštės pusėje buvo taip užatakuotas Evanso Lekavičiaus, kad Gagičių tiesiog buvo priverstas sodinti ant suolelio Nendas Čanakas. Ir, pavyzdžiui, kai prieš šitą dominavo, čia jau nebegalėjo taip dominuoti Gagičius. Deividas Sirvydis parodė save pirmoje rungtynių pusėje, kažkiek traukė komandą į priekį, bet Žalgiris tiesiog įjungė Eurolygos režimą ir matom, kad dabar to Eurolyginio Žalgirio nieks negali sustabdyti LKL. Lietkabelį gal išsiskyrė Gediminas Orelikas, nors ir taip nepasakyčiau, kad labai geras rungtynės turėjo. 13 taškų, net 8 rezultatyvūs perdavimai, bet kai kurie metimų pasirinkimai man nepatiko ir vos 2 tritaškai iš 7 tokiam snaiperiui nėra daug. Kaip ir sakiau, Deividas Sirvydis turėjo rimtą pirmą rungtynių pusę, tačiau antroji nieko nebesugebėjo parodyti ir man atrodo didžiausia Lietkabelio problema, kokia ir yra, tai nuo sezono pradžios tai yra žaidėjas, būtent gynėjų linija. Valinskas nuolat traumuotas, niekaip neįeina į formą. Dabar atvažiavęs Deante Baldvinas, kol kas dar sunku daug pasakyti apie šitą žaidėją. Matosi, kad nėra savanaudis, kad mėgsta dalintis kamuoliu, bet nėra tiesiog kam įžaisti to kamuoliu ir paskirstyti perdavimus ir tas jautėsi finale. Daug taip pat klaidų darė Lietkabelis. Atrodė, kartais gali perlaužtas rungtynes ir atrodo užsikabina geras epizodas gynyboje, bet niekaip nesisekė užpult. Kaip ir sakiau, prisidėjo ir gera Žalgirio gynyba. Tai tokios įžvalgos mano, ką pats turėtum pridėti. Aš pridėčiau, kad irgi tie metimai nekrito, 5 iš 22, 22% pataikymas. Įdomi statistika turbūt iš Lietkabelio tik tai ta, kad vienintelis Orelikas turėjo teigiamą plius minus rodiklį iš visų komandos žaidėjų. Žaidė 31 minutę ir plius 8, kai jisai aikštelėje, tai galima turbūt padaryti tą išvadą, kad kai Orelikas būdavo pasodinamas į Lietkabelis, iš karto sėsdavo į duobę ir dažniausiai prarasdavo tą visą iniciatyvą ir Žalgiris įgaudavo pranašumą ir susikraudavo persvarą. Ir mes matom 8 rezultatyvius perdavimus iš Oreliko, tuo tarpu iš, pavyzdžiui, Bičkauskio 1, iš Baldvino 4, tai matosi daugiau kūrė žaidimo 4 pozicijos žaidėjas, o ne gynėjų linija. Daug ką irgi pasako apie Lietkabelio komplektaciją.
Ir dar turbūt finale, ko gero, įdomiausia buvo ne tie, kas laimės, bet kas gaus MVP, nes gero trys žaidėjai labiausiai pretendavo į būtent į šį apdovanojimą - Evansas, Birutis ir Lekavičius. Lekavičius sužaidė puikų pusfinalį. 18 naudingumo balų, Evansas surinko 16. Iš tikrųjų mane nustebino, kad Birutis gavo šį apdovanojimą, pusfinalį 16 naudingumo balų, tiek pat kiek Evansas, bet finale Evansas bent jau pagal naudingumo balus sužaidė kur kas geriau, surinko 21. Tai man buvo kiek netikėta, kaip manai, pagal kokius kriterijus be naudingumo balų galima rinkti MVP žaidėją, ar pagal energiją kurią nors, ar pagal plius minus, nes reikia paminėti, kad būtent su Biručiu aikšteliai Žalgiris plius 16 taškų pirmavo prieš Lietkabelį pagal įmetamus ir praleidžiamus taškus, o būtent su Evansu tik tai plius 5 rodiklis. Galbūt šis rodiklis ir buvo tai, kas nulėmė Biručio šį apdovanojimą, kad būtent jis jį gavo. Man atrodo, plius minus rodiklis nebūtinai parodo, nu, tikrą tiesą. Dažnai krepšinėje gali būti, kad tiesiog tas žmogus tuo metu buvo aikštelį, bet kažkokio didesnio impulso nedarė. O aš sakau, asmeniškai būčiau Evansui davęs MVP titulą tiek pagal naudingumo balus, tiek pagal žaidimą. Ir čia aš aišku prašoviau spėdamas, aš spėjau Evansą, tu irgi žinau, kad spėjai Evansą, tai abu čia prašovėm. Bet abu mes ir sakėm, kad gali būti ir Laurynas Birutis. Aš svarsčiau ir rinkausi tarp jų dviejų, dar garsiai netgi įvardinau, kad arba Evansas, arba Birutis bus. Dar norėčiau grįžti prie, Dar norėtum, gerai. prie vieno žaidėjo Žalgirio komandoje, kurio aš nelabai suprantu, nors ilgą laiką jis jau čia yra atvažiavęs, Edmondas Sumneris. Dar vienas prastas mačas iš jo pusės ir tiesiog daug žaidimo laiko negauna Sumneris, nes kai išeina, nu, klaidos, pražangos, prasti sprendimai ir nepritampa Europoje Sumneris. Ką iš viso, ką gali duoti Žalgiris Sumneris ir tavo nuomonė, ar jisai pagaliau atsiskleis kažkada? Nu, pagal tai, kad trinkėris jam neduoda žaisti tik 8 minutės, pusfinalyje Sumneris žaidė 5 minutės, surinko 1 naudingumo balą, tai šiek tiek stebina. Būtent toksai Sumnerio žaidimas, aš nežinau, kas, nu aišku, reikia jam laiko adaptuotis, bet jau vis tiek Sumneris jau čia daugiau nei 3 mėnesiai, man atrodo. Būna iššauna kai kuriuose rungtynėse, bet nežinau, ar jisai gal trinkėriui netinka, neturi to stabilaus metimo, prasiveržimas toks irgi dažnai būna lipimas į medį. Aš tikiuosi, Edmondas atsiskleis, aišku, kontraktas tik iki sezono galo, tai Žalgiris kaip ir nelabai rizikuoja, saugiai pasirinko Sumnerį tik tai iki sezono galo, bet Eurolygoje būna keletas rungtynių, kuriuose jisai blyksteli. Kita vertus, aš nežinau, sunku labai prognozuoti, nes nestabilus žaidėjas kartais gali sužaisti, kartais prastai atrodo, tai sunku pasakyti. Aš asmeniškai nepasilikčiau kitam sezonui Sumnerio. Nu, dabar jisai atvažiavo ir vietoj Brasdeikio ir Nazo Mitrolongo, tai dar neaišku, kokia ta kito sezono komplektacija bus, kai Evansas išvyks, bet atrodo, kad reiks, nu, žaidėjo ir gal 2 gynėjų, tai Sumnerį nebent matyčiau kaip kylantį nuo suolo, bet, nu, neįtikina manęs jis visiškai tos 9 minutės, kad ir kad ir finale su Lietkabeliu, bet per jas 2 klaidos, 3 pražangos, 0 taškų, tai man atrodo viską pasako ir labiau treneris pasitikė Tomu Dimšą dabar, o ne to pačiu Giedraičiu, kuris patyrė traumą, o ne Edmundu Sumneriu. Jeigu tiek apie finalą, tai galima eiti prie to, ko dar neaptarėm, tai tritaškių konkursas,
kuriozas įvyko jame, LKL paskelbė du nugalėtojus, sekretoriatas per daug taškų pridėjo Rašydui Salimonui, turėjo abu finalininkai surinkti po 16, bet mano nuomonė, noriu pasakyti tik tai, kad aš vis dėlto atspėjau, kas nugalės snaiperio konkurse, ko nepadarė Nu, Justinas. dabar jau negali sakyti, kad atspėjai, nes du nugalėtojai. O, Nu, bet, tai aš neduočiau tau, jeigu nu, kaip neduotum? žaistum. Kaip neduotum, tai tai čia yra LKL klaida, čia ne mano. Čia LKL Sekretoriat. klaida, tai vienaip ar kitaip, čia nėra vienas nugalėtojas. Ir nežinau, aš dabar, kadangi tokia situacija man palanki susiklostė, kad įvyko klaida, tai aš ją pasinaudočiau ir neduočiau tau pergalės. Aišku, atspėjai, kad Saleimonas eis toli ir laimės. Bet aš su Gecevičium prašau, tikrai galvau, kad šio turnyro veteranas jau ne pirmą kartą dalyvauja konkurse ir atrodo toks, kaip tik būtent jam tinka tokie turnyrai, greitas metimas iš pakankamai žemai išmeta, ne aukštai pašoka, bet vis tik nesusimetė tų paskutinių lemiamų metimų. Ir dėja, aš tašką už tai negaučiau, jeigu mes už tai rinktume taškus. Gerai, sveikinu tave su to, kad atspėjai Saleimoną, nusileisiu, kas jau čia tokio. Ir Nu, absurdas būtų, jeigu nenusileistum. Ta prasme, spėt, kad du žaidėjai laimės snaiperio konkursą, tai čia nesąmonė. aš organizuočiau KMT persimetimą, kad jie persimestų, padarytų renginį, kai buvo NBA Sabrina prieš Karį, tai taip galėtų būti Saleimonas prieš kitą. Persimetimas, naujas renginys, KMT, naujas pajamos LKL-ui, atskiras renginys. Nieks neitų, nieks nežiūrėtų, jokių čia pajamų nebūtų. Ta prasme, Nuostolis realiau būtų, bet kas čia žino. Bet šiaip KMT, nežinau, kaip ir kasmet stengiasi LKL-as kaip nors nustebinti. Nežinau, nepamenu, kaip būdavo ankstesniais metais, bet buvo toks teatralinis apšvietimas, kuris man iš tiesų visai patiko. Europoje yra arenų, kurios Eurolygoje žaidžia būtent, kai aikštelė apšviesta, o fanai ne. Man asmeniškai, aš kai būnu Žalgirio arenoje, tos šviesos kartais netgi vargina, kai fanus jos yra nukreiptos labai šviesu, ryšku, kartais sunku susikaupti ir aikšteliai pastebėti žaidėjus, bet kita vertus tas teatralinis apšvietimas migdo, jeigu tu vos neužmigai per rungtynes, tai daug ką pasako. Kaip tau, ar patiko toks teatralinis apšvietimas, ar sukuria tokį intriguojančią atmosferą, kad aikštelė apšviesta, fanai sėdi tokioj kaip ir prietemoje? nežinau, man didelio skirtumo nėra, jau ne pirmus metus mes tą matom Karaliaus Mindaugo taurėje. Nu, aš apšvietimą nelabai žiūriu ir neturiu labai nuomonę šito klausimu, bet šiaip pats kaip renginys tai profesionalus ir šou geras, matėm ir pristatymą, kaip visada įspūdinga, bet aišku buvo ir kai kurių dalykų, kurie, na, taip sakykim, kažkiek iš blogosios pusės nustebino. Kalbu visų pirma apie auksinio proto žaidimą per pertrauką rungtynės dėl 3 vietos, kur klausime buvo 2 teisingi atsakymai. Tai kartais būna tokių klausimų, kad 2 teisingi, bet su tuo būtent prototo žaidimu buvo nesklandumų. Vedėjas Richardas buvo klausimai berods per pusfinalių dieną, kai pasakydavo atsakymą anksčiau negu būdavo laikas baigęsis, tai kokie gudresni žaidėjai, kurie laukdavo, manau, spėdavo paspausti atsakymą. Aš jau tuo metu buvau iškritęs, bet nesklandumų tikrai buvo. Aišku, tiesioginis eteris,
nelengva e, gerai dirbti, bet nežinau, toksai auksinio proto ir pas man asmeniškai patinka tokie žaidimai, kasmet. Dar kitas dalykas iš KMT, kuris kasmet nustebina, tai planšetės ant teisėjų krūtinės ir nugaros. Asmeniškai nesuprantu, kas čia per technologijos, kad ant teisėjų jau sukasi visokios reklamos, kurios reklamuoja tam tikras prekes ar firmas. Aš Man tai kaip asmeniškai, tik patinka šitas dalykas, e, man juokinga, nežinau, man tai juokinga žiūrėti. nes, nu, tai naujoviška yra, tai su pirma, nu, kažkoks žingsnis į priekį tiek Europoje, tiek visur ir tiesiog daugiau pinigų iš to galima pasidaryti, tai aš tai matau pliusų šitame, kad tiesiog uždirba iš to LKL. Tai Tai tiek va, turbūt apie krepšinį Lietuvoje šį savaitgalį, turbūt norėjai dar pakalbėti apie NBA visų tai žvaigždžių. trumpai galim apžvelgti, kas įvyko per šį visų žvaigždžių savaitgalį. Įvyko ne vienas, ne vienas įvykis, kuris šiokią tokią svarbą turi. Galim aptart būtent apie apgintus titulus tiek dėjimų konkurse, tiek tritaškių konkurse. Lillardas apgynė savo titulą ir laimėjo tritaškių konkursą antrus metus iš eilės. Jo pergalė tikrai nustebino mane, nes jisai metė pirmame etape paskutinis, tai prasidėjęs ant suoliuko po prasimėtymo iki pačios pabaigos jis vis tiek sugebėjo sumesti reikiamus 26 taškus ir patekti į kitą etapą. Buvo netgi persimetimas, nes 4 žaidėjai surinko po tiek pat taškų, tai turėjo persimesti, kad būtų išsiaiškinti 3 žaidėjai, kurie patenka į finalą, ir pateko Trae Youngas, Karl Anthony Towns ir Damianas Lillardas. Ir Lillardas apgynė savo titulą berods paskutiniu metimu, laimėdamas ir iškovodamas jį antrą sykį iš eilės. Dėjimų konkursas manęs asmeniškai nei kiek nenustebino. Vienintelis Maklangas, kuris apgynė savo titulą antrus metus iš eilės, stebino su savo dėjimų originalumu, kūrybiškumu. O visi kiti daugmaž nenustebino, nebent tik tai atletiškumu, savo jėga, bet originalumo trūko idėjų, o būtent G lygos žaidėjas, kuris tik taip ir dažniausiai pasirodo NBA lygoje, tai tik dėjimų konkurse. Matosi, kad skiria laiko, skiria pastangų ir neteina šiaip kaip pasivaikščiodamas į šį konkursą, kad tikrai matosi, kad skiria laiko būtent šiam turnyrui. O ar matei, koks rekordas buvo pagerintas visų žvaigždžių rungtynėse? Tam tikra taškų riba. Mačiau 200 taškų, aš iš tikrųjų visų žvaigždžių rungtynių, nu, mačiau highlights, bet man tokius, pavyzdžiui, kaip dėjimų konkursą aš iš visos siūlyčiau naikinti iš ten, nes jeigu laimi 2 kartus iš eilės ne NBA žaidėjas dėjimų konkursą, nu, tai kam iš viso ta reikalingas tas dėjimų konkursas? Šiaip atsimenu vaikui, tai visų žvaigždžių rungtynės būdavo kažkas įspūdingo, dabar, nu, man tai yra tiesiog nemotyvuotų krepšininkų kažkoks susirinkimas ir iš esmės tai, nu, aš nežinau, ką reiktų daryti, kad užmotyvuot krepšininkus iš viso rodytis, ten žaisti, mokėti pinigus, nes dabar, nu, tai labai neįdomu žiūrėti, nu, tiesiog. Kad dabar jau toks ir, nežinau, jau nebėra tos ir jau ego krepšininkai atrodo praradę, nebesistengia ir kažkaip atrodo tokie visiškai atsipalaidavę, pernelyg atsipalaidavę. Mačiau įdomią statistiką, kad prieš 30 metų per visų žvaigždžių rungtynės buvo atlikta virš 60 pražangų, o šiemet tik 3 pražangos ir tai dažniausiai netyčinės bandant perimti kamuolį. Man asmeniškai visų žvaigždžių rungtynės, kaip ir tu sakei, kaip vaikui,
Būdavo tikrai labai smagu pasižiūrėti į savo, nežinau, žaidėjus, mėgstamiausius žaidėjus, kaip jie žaidžia, bet aš šiemet, prisipažinsiu, žiūrėjau visų žvaigždžių rungtynes. Man visai gal ir įdomu pasižiūrėti, kaip žaidėjai tiesiog daug meta taškų, pasirodo dėjimais, tritaškiais, ypač patinka Lillardo metimai 2 iš 2 nuo vidurio aikštės įmetė visiškai kiauri. Haliburtono 5 tritaškiai per 90 sekundžių labai nustebino. Tai va, Lillardas buvo nušvilptas vietinių fanų, nes turnyras vyko Indijanoje, kurios komandos Pacers žaidėjas yra Tyrysas Haliburtonas. Statistika nedaug atsilikęs nuo Lillardo. Tai buvo būtent Milvokio gynėjas nušvilptas. Fanai labai tikėjosi, kad Haliburtonas laimės, bet be kita ko, pirmos rungtynės, kuriuose virš 200 taškų įmetė bent viena komanda, būtent 211. Čia tokiais tempais, aš nežinau, čia galima ir iki 250 taškų prieiti, jeigu sumestų žaidėjai dar geriau metimus. Buvo pagerintas rekordas ir tritaškių. Berods Rytai sumetė virš 40 tritaškių per šias rungtynes. Nerealūs skaičiai, bet sakau, prestižo kasmet vis mažėja, žaidėjai netrodo motyvuoti, jie tik tai atlieka savo pareigą, dalę pasirodyti prieš fanus, bet kažkokio ego nenori apginti. Kalbama, kad galbūt tą tokį žaidėjų norą pasirodyti galėtų sugrąžinti toks naujo formato visų žvaigždžių rungtynių dalis, kad žaidėjai žaistų vienas prieš vieną tarpusavį. Galbūt dėl kažkokio prizo. Aš manau, visai būtų įdomu, jeigu žaidėjai kovotų tarpusavį vienas prieš vieną, bandytų kaip nors apsiginti ar užpulti. Kaip manai, ar toks formatas susilauktų dėmesio? Ar tau būtų asmeniškai įdomu žiūrėti vienas prieš vieną turnyrą? Na, man gal 5 prieš 5 būtų įdomiau, jeigu būtų motyvacija. Tai aš sutinku, kad piniginis gal kažkoks prizas ar dar kažkas paskatintų žaidėjai žaisti. Čia prieš porą metų, man atrodo, buvo, kai prieš daugiau, kai Kobe Bryantas mirė, buvo sugalvota, kad ketvirtam kėliny ten žaidė kažkaip iki 24 taškų ir tada buvo didelė intriga, paskutinių metimų tada laimėjo komanda kažkur. Būtent nes turnyras buvo dedikuotas Kobei ir visi stengiasi jį pagerbti. Va, tenai buvo tikrai įdomi pabaiga, taškas į tašką, lemiami metimai ir berods prieš kelis metus irgi, kai Cleveland'e buvo, LeBronas įmetė simbolinį paskutinį metimą, bet O šiaip aš matyčiau formatą USA vs. The World, Amerika prieš pasaulį. Man jaučiu įdomiausias toks formatas. šiaip manau visai gal ir būtų įdomu. Reiktų pasižiūrėti, ar pagal pozicijas užtenka tų žvaigždžių žaidėjų, bet manau būtų pakankamai ir šiaip iš tikrųjų būtų įdomu ir paįvairinimai, manau, galbūt NBA ir sugalvotų tokį formatą. Yra Amerika prieš pasaulį tų kylančių Rising Stars. Buvo dabar jau irgi to nėra. Irgi nebėra jau. Jie dabar dar kažkokį turnyrą žaidžia su G lygose. Nu tai va, bet atsimenu, kad anksčiau būdavo ir visai būdavo įdomu, kai žaisdavo pasaulinės žvaigždės prieš būtent Amerikos žvaigždės. NBA galbūt ir galėtų būti toks formatas, bet manau reiktų apskritai naujų žaidimų, galima tai pavadinti, ir pirmą dieną vienintelį, kurį aš turbūt palikčiau ir nekeiščiau, tai tritaškių konkursas, nes kasmet jisai gali nustebinti
Įgūdžių konkursas jau irgi šiek tiek pradeda atsibosti, būdavo įdomu, kai žaidėjai vienas prieš vieną varžydavosi, kiekvienas turėdamas po kamuolį, dabar varžosi komandomis, tai kai kurie nelabai žiūri rimtai šį turnyrą ir netgi daro gėdą savo komandai, o kai kurie stengiasi ir nori laimėti. Dėjimų konkursą galbūt irgi būtų galima panaikinti. Tai vat įdomu, ką NBA sugalvos per ateinančius metus kitiem metam. Am, ar, bet šiaip renginys, kaip NBA sugeba iš tokių renginių didžiulius pinigus uždirbti ir tokius pelnus susikurti, tai Europai tikrai galėtų būti, manau, pavyzdys, bet stengiasi tiek Lietuvos krepšinio lygą tobulinti, gerinti kokybę renginių, daryti tą tokį šou. Tai manau, ateityje tik tai bus įdomiau ir geriau žiūrėti tokius renginius. Na, o šią savaitę Lietuvos rinktinė žaidžia Europos čempionato atrankos rungtynės penktadienį, ketvirtadienį su Lenkija ir pirmadienį su Estija. Dovydas Giedraitis dėl traumos negalės padėti rinktiniai, taip pat nebus ir Lauryno Biručio, juos keičia Marekas Blaževičius. Ar pačiam bus smagu stebėti šias rungtynes, ar jau laukia Eurolygos? Eurolygos, aišku, pasiilgau, bet man asmeniškai smagu bus žiūrėti šitas rinktinių lango rungtynės, nes man bent jau tai pasirodė, kad tiek daug žalgiriečių sutiko dalyvauti atrankoje dėl to, kad norėjo susitikti su Kaziu Maksvyčiu. Man tai pasirodė, pasiilgau galbūt trenerio. Ir galbūt, kai aikštelėje bus vien tik žalgiriečiai, galbūt netyčia vienu metu taip atsitiks ir galbūt kokį žalgirio derinuką panaudos Kazys ir žaidėjai, būtų juokinga, jeigu taip atsitiktų. Bet šiaip, manau, įdomios rungtynės turėtų būti su Lenkija, nes Lenkai turi tiek Ponitką, tiek Balčarovskį. Tikrai turėtų būti įdomu. Iš tikrųjų nežinau, kas nutiko Biručiui finale ar pusfinalėje, kad jisai dėl traumos negalės dalyvauti, ar jisai susižeidė, ar kas jam atsitiko. Tai va šitas nustebino, kad paskutiniam dienom Giedraičiui jau žinojau, kad nedalyvaus Giedraitis dėl traumos. Tai va, tai aš labai laukiu rungtynių, pasižiūrėti su Lenkija. Gyvai turbūt neplanuoju žiūrėti, manau, žiūrėsiu per televizorių. Dar šiame lange galima išskirti Ispanijos Latvijos rungtynės ketvirtadienį, taip pat Italija Turkija žais, Serbija Suomija, Prancūzija Kroatija, taip kad tikrai yra ką pažiūrėti ir be Lietuvos rinktinės šiame lange. Aš irgi Aš dar ne, girdėjau, kad neblogų sudėčių bus tos komandos. Daug Eurolygos žaidėjų šiame lange būtent sutiko atstovauti savo rinktinėms. Tai šią progą ir baigime šiandienos podcastą. Kaip visada, Švainės, Justinas, ačiū, kad žiūrėjot. Spauskite subscribe, laiką ir parašykit komentarą. Ačiū, iki susiklausimo. Iki.